Kokią kainą ir kas sumokėjo už šią diversiją prieš Lietuvą? Kitaip tai pavadinti vargu ar galima, nes viešai apie tai kalbu jau 3 metai ir raštu kreipiausi ne kartą dėl to į Seimą, prezidentę ir generalinę prokuratūrą. Tačiau kodėl visus juos tenkina ši situacija? Pone Seimo narė Rasa Juknevičienė, jūs asmeniškai inicijuokite šios baudžiamojo proceso kodekso pataisos pripažinimą negaliojančią. Tada bandysiu patikėti, kad jūsų rūpestis dėl TV laidos Žmogus ir įstatymas yra nuoširdus. Kreipiuosi ir į prezidentę bei generalinę prokuratūrą, kas ir kokią kainą, tiesioginę ar netiesioginę, sumokėjo, kad sausio 13-osios byloje prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijos metu įtarimai reiškiami tik buvusiems TSRS kariškiams, bet nereiškiami kolaborantams. Kodėl atsisakoma paskelbti kolaborantų, kuriems panaikinti įtarimai, pavardės? Juk tai po įtarimų panaikinimo jau nebėra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Kodėl generalinė prokuratūra nesikreipė į Vokietiją dėl perversmininko LKP-TSKP-CK sekretoriaus, TSKP-CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos buvusio rektoriaus ir ponios Dalios Grybauskaitės buvusio vadovo Valentino Lazutkos išdavimo? Kodėl įtarimai nepareikšti LKP-TSKP-CK paskirto 1991 m. sausio 13-ąją užgrobtos Lietuvos radijo ir televizijos direktoriui Gintautui Steigvilai, o pareikšti tik šios Kaspervizijos veidui pulkininkui Edmundui Kasperavičiui? Svarbiau tas, kas ekrane rodėsi, ar tas, kas organizavo tą veiklą? Manau, klausimas retorinis. Juk tai ne Lietuvos pardavimo kaina, jei tai ne Lietuvos pardavimo kaina, o ne kompetencija, tai generalinis prokuroras ir prezidentė privalo nedelsiant atsistatydinti. Negalima metų metais taip tyčiotis iš Lietuvos ir sausio 13-osios, nesitikinant nei atsakyti į šios klausimus, nei keisti situaciją.